Vyrai nebijo pačios procedūros, jie bijo nežinomybės, bet kai jie ateina, pabando, žinok, visos baimės dingsta. Tie burbuliukai, tai žinai, kokie minkšti jie yra. Žinau. Kad neperspūsti. Visiems skauda. Moteris ten, žinai, pažvėgia, vyrai mane nafik pasiunčia. Viskas. Tai paskui per tas kalbas ir neskubėjimus nebūna, kad atsistoja vyrui. Bus erekcija, tau mažiau skaudės, nes ten viskas išsitempia. O man patogiau depiliuoti. Aš tiesiog kiaušus susidedu ant varpos ir man kaip stalas. Bet aš vyram visą laiką griežtai sakau, po depiliacijos, jokių salių, jokių saunų ir jokio sekso. Jisai nusimauna kelnes, o ten draugelis paskendęs žiluose plaukuose. Neina. Taip, ir ta prasme su lazeriu išnaikino tos tamsius plaukus, o visi žili tai liko. Tai sveiki visi, 9 mūsų laida. Šiandien kalbinsime Kristiną, kuri ką daro? Atlieku vyrams intymios vietos depiliaciją. Ir mano pirmas klausimas būtų, kas čia pas tave per žaisliukas rankose? Tai mano talismanas, kuris visą laiką pas mane kabinete ir visus stebi ir mane prižiūri. Ir visur niekada nesiskiriate? Ir niekada neišsiskiriam, niekada. Tai žiūrėk, depiliuoji tik tai vyrus, ne? Depiliuoju tik tai vyrus. Ir kodėl? Vyrus depiliuoju dėl to, kad labai sunku rasti vyrams salonus, kur daro depiliacijas. Ta prasme, nėra salonų, kur vyrai pasirinkti? Labai mažas pasirinkimas. Būtent į intimių vietų, taip? Būtent intimios vietos. O kodėl taip yra žmonės, ta prasme, meistras atsisako tą daryti? Bijau. Kaip tu galvoji, kodėl? O pradėjote iš karto nuo vyrų? Ne, pradėjau iš tikrųjų tai nuo moterų, nes iš tikrųjų aš tai labai norėjau veikti gyvenime kažką tokio, ko nėra, ir veikti, ko nėra Lietuvoje. Kažką gaminti, daryti, dirbti, bet neradau ir nuėjau į depiliacijos sferą ir dirbau su moterim iš pat pradžių. Ir depiliuodama moteris pastebėjau, kad moteris skundžiasi, kad, sako, žinai, mano vyras toks plaukuotas, aš negaliu, tai, sako, pati bandžiau kažkaip tai ten su vašku plėšti, vyras nesileidžia. Tai, Išgirdau, tada ateina kita moteris vėl skundžiasi, sako, bandžiau vyrui pažastis tas nuplėšti, nes, sako, taip pokiek, sako, aš negaliu. Aš vėl išgirdau ir galvoju, po to sulaukiu skambučių iš vyrų, sako, gal jūs darote vyrams depiliacijas. Ir aš tada kažkaip sakau, taip darau, o aš nieko nesimokiau, absoliučiai. Tai kaip pirma ta depiliacija praėjo? Ir pirma depiliacija aš buvau stresą, gal užtruko valandą, nes aš galvojau, kaip paimti, kaip suspausti, ar nesuspaudžiau, kaip įtempti, nes ten tie burbuliukai, tai žinai, kokie minkšti jie yra. Žinau. Kad neperspūsti. Neperkaitinti. Jo, tai panašiai, kaip ir moterim darai depiliaciją, tai ir vyram, tik tai ta, žinai, anatomija šiek tiek skiriasi, ne šiek tiek, bet normaliai. Tai va, tai ir ir žiūriu, kad visai man gerai. O tai ką tas pirmas klientas norėjo depiliuotis? Ką norėjo depiliuotis? Iš karto bikinį. Iš karto. Ne pažastis, kokias dar? Ne, iš karto bikinį. Dėl to, kad, tai supranta, kad visi vyrai nori pasirūpinti higieną, komfortu, kad nebūtų ten plaukų. Tai iš karto ir atėjo. O tik intimės vietas, ar, pavyzdžiui, jeigu nori ten vyras blauzdas, ar pažastis, ar ten nugarą kokią, nežinau, dar kažką? Aš darau viso kūno depiliaciją vyrams, bet labiausiai man patinka intymios vietos, tai dažniausiai vyrai ateina pas mane ir dėl... Kodėl labiausiai patinka intymios vietos? Nes nieks nedaro. Tai klausyk, nelabai turbūt tada ir konkurencijos daug turi, ne? Tai... Bet, žinai, tarsi vyras ateina koks, tokiom džiunglėm, patikėk manim. Tai man, ir žinai, tas toksai džiunglės išeina gražus. Kaip iš karto vaizdas, žinai, toks iš karto, skirtinis vaizdas. Tai jau tas vaizdas man labai patinka. O dar išeina laimingas, patenkintas. Tai čia kaip šitas, kaip būna daktarai iš pašaukimo, tai pas tave šitas, ne? Tvarką mėgsta daryti žmonės, gal nebūna, ten tiesiog mėgsta padaryti tvarką ir kad būtų nepriekaištinga tvarka. Taip, namuose tvarkaisi, o po to pasidarai tokią jau tvarką iš širdies, žinai, kad tu tai vat ir čia su vyru intymios vietos. Tai čia tokia gal reikia charakterio savybės, ar ne, apie tą tvarką. Ir namuose tokia tvarkinga?
žinai, namuose dabar tiek Neklausyk vyrų. nesąmonė. Tiek vyrų, žinai, kad mano namai va taip. Va. Ne apie namus čia susirinkom kalbėti. Ne, man įdomu, gal tas pašaukimas, pažiūrėjau, Ai, iš to, kad... pedantiškumas? Jo, ne pedantiškumas, bet mėgimas padaryti tvarkos. Aš, pažiūrėjau, kartais ten pasileidžia YouTube koks video, tipo netvarkingas kambarys ir ten labai apleista ir sutvarko ir aš taip negaliu nustoti žiūrėti, nes atrodo taip įdomu, kaip čia bus. Sakau, gal kažkas... Nebūna įdomu, kaip čia gausis. Ne, man gal labiau patinka, kad, sakau, nieks nedaro. Tai va tas Reikia tau azartas, šitos žinai. laivus daryti, žinai, kad matytų. Va. Aš dedu, aš bandau dėti pas save, bet mane blokuoja. Aš tikėčiau tiek ir pripasakočiau tiek, Tai bet mane reikia blokuoja. per kitą platformą, kokią, ne TikToką, ne Instagramą yra. Reikės paieškoti. Žinai, ir iš kliento paimsi pinigus ir dar iš online žiūrovų. Tai va. Bet čia reikia sutikti, kad sutiktų, žinai. Tai ne visi sutinka. Nu, Mykolas čia ne prie ko, bet... Aš tau surasiu, kas sutiks. Žinok, pas mane yra ryšių, žinok, mūsų tinklapį, aš ten Klientų. surasiu tau klientų, kurie su malonumu. Nes vyrai kažkada labai bijo. Aš net atidariau studiją vyrams, kad jie nebijotų ateiti. Ir tai, žinok, laukia iki paskutinės minutės mašinoje, kad tik tai niekas nepamatytų, kad jisai eina darytis depiliaciją. Tai ko čia bijoti, aš nesuprantu. Tai kodėl? Dėl to, kad, žinai, tie stereotipai, kad depiliacijas darosi tik tai moteris. Jeigu vyras darosi depiliaciją, tai jisai reiškia nevyriškas. Jisai turi būti plaukuotas. Nu, aš, pavyzdžiui, irgi girdėjęs tokių stereotipų, net mano čia vienas pažįstamas buvo susilažinę. Nu, vat, jeigu čia vat, kažko nedarys ant to ar to ten savaitę kažkas, man atrodo, ar negers, ar nerūkys, nežinau. Tai tas eis depiliuotis, žinai, kuris pralaimės. Nu, tai koks čia pralaimėjimas, žinai, nu, man tai čia normaliai atrodo. Nu, čia tas, žinai, nu, ne bachūras, jeigu vyras daro oralinį ir depiliuojasi, nu, jisai tipo viskas, ne, jau viso. Nu, taip, jisai kitos pakraipos, taip sakant, čia vyras, jo. O tai tada ateina, tarkim, procentais daugiau vyrų, kurie yra homoseksualus, ar... Ateina vyrai, visi? tie, kurie jau užsiknysė nuo to skutimo ir tų kiaušų pjaustymų. Tie ateina. Tai ta prasme, ateina įvairūs sportininkai, nežinau, vyrai, kurie, sakau, pavargo nuo to skutinėjimuose. O kitos pakraipos vyrų, tai žinok, aš nežinau, gal 1%. Tai daugiau eina, norėjau sakyti. Ateina normalūs vyrai, kurie nori komforto, higienos ir estetikos. Visi labai jautrus, tai negalima. Nu tai visi normalūs, bet žinai, tuos laiko nenormalius. Atsiprašau, negalim. Nekip po. Nieko nepasakė. Ne, nu bet ta prasme, nu jie visi, čia žinai, pagal tuos nenormalūs. Tarsi, žinai, kai sako, eina tik tai, pasakysiu, gėjai, žinai. Aš tada noriu tavęs to pačio paklausti. Tu skutiesi? Nu taip. Nu, skutiesi, ne? Ir daug kas, kai sako, nu, vat, kad eina į depiliacijas gėjai. Nu, tai aš klausiu tada tų, kurie susitvarko patys ir jie patys skutasi, kodėl jie tą daro. Jie nuskuta, tai irgi nėra plaukų, lygiai taip pat, kaip aš padarau depiliaciją. Tai aš tada ir sakau, kad, nu, blemba, visi reiškia tie, kurie skutasi, visi gėjai, jeigu jie taip varo ant tų žmonių. Per savo ilgą gyvenimą dar nesutikau ne vienos moters, kuri džiaugtųsi apaugusi. Moteris labai nesidžiaugia tuo. Tikrai ne. Tikrai ne. Tikrai ne. Žinai dėl ko? Nu. Dėl to, kad, žinai, senais laikais kaip seksas, koks seksas būdavo. Po kalbą tamsoje. Ir viskas. Ir tu nesupratai. Ir tu nesupratai, žinai, ten, žinai, palies bijai, ten, žinai, ir nesupratai kažkas, kas buvo. Dabar kaip seksas prasideda, pačiulpk. Taip, tai įsivaizduoti, kodėl jūs, kaip sakau, vyrai bandot moteris murkdyti tuose plaukuose? Kodėl? Kodėl? Aš prikočiau. Taip, dėl to man ir sakau, patinka intimi vietos depiliaciją daryti, dėl to, kad plaukas, aš kaip vyrams sakau, jūs šveiskit ten, kiek norit, prauskit prieš intimius reikalus, ten, nežinau, gulėkit vonioje, bet plaukas prisigeria visos dienos prakaitų, kvapų ir visa kita. Ir kai vyksta tas oralinis, moteris užuodžia. Nu tai įsivaizduokit, jūs tai norit. Tai jeigu dar mažas, tai dar ir plaukų suvalgo. Tai va būtent ir dar tarp dantų lieka. Tarp kitko, viena moteris man skambina, sako, Kristė, žinok, aš labai džiaugiuosi jūsų darbu,
Jis sako, vyras toks švelnus. Ir pagaliau, sako, man reikia valgyti tų plaukų. Tai aš norėjau paklausti, Tai žinai. ar yra, kad kurios moteris antroji pusė duotų velniuko, kodėl čia mano vyrai depiliuoja, čia nebuvo taip, ne? Nebuvo, dėl to, kad aš nesu, kaip pasakyti, aš neparodau to, kad aš galėčiau ten, nežinau, su vyru kažką daryti. Jos tiesiog pasitikė manim. Ne, čia klausimas, kad tipo nepatinka, kad be plaukų. Jo, ką čia padarėt, arba ko čia mano vyro pimpalą lietėt? Ne, kaip tik būna kažkoks plikas. Kaip tik jos užrašo, Kas čia per kūdikis grįžo? Ir užrašo, ir sutarė laiką, nes sako, jau vyras ten jūs stebi ilgiausiai, sako, tai va, paėmiau ir pati užrašiau. O gal būna dažniau, kad gal moteris užrašo vyrus, ar vyrai patys užsirašo? Vyrai patys susirašo, bet ir moteris labai dažnai užrašo. Dažnai, aš tai abejoju. Bet vyrai, kurie stebi, aš tarsi nebuvo ten, nežinau, rekordas, vyras, aš visą laiką paklausiu, kiek laiko kaupeisi. Tai 1,5 metų. Oho. Pasme stebi kiekvieną dieną ir vis kaupėsi. Tai aš sakau, jau senai jau galėjai tu būti be plaukų ir išritėjusiais ir suplonėjusiais. O tai kodėl jis kaupėsi, kad skausmo bijojo, ar bijojo čia to tokio, žinai, tą savo... Žinai, vyrai, kai, žinai, moteris sako, dar kaip dėl grįžtant prie moterų, žinai, kai vyrai, moteris sako, eikit, pasidarykit depiliaciją, žinosi, ką reiškia, žinai, eik, žinai, galvoti, jau tau taip skaudės. Ir lėksi net nepradėjus, žinai, iš depiliacinės salo, kaip čia pasakyti, iš... Kėdės. Jo. Tai, žinai, aš galiu nuvilti moteris, kurios taip galvoja, nes vyrams neskauda. Jie bijo, dėl ko jie bijo ateiti? Jie bijo ne proceso, o nežinomybė, kaip bus. Vatova jie bijo labiausiai. Jie nežino, kas tas cukrus, kaip ten kas vyksta, žinai, vatova jie. O kai pabando? Kaip? Jo, kodėl neskauda? Nu, aš turėjau patirčių, kad man skaudėjo. Labai priklauso. Bet man depiliavo pažastis ir krūtinė. Nu, tai piliacha. Ne, žinai, taip, kad neskauda, tai aišku, aš negaliu sakyti, kad tu ateini ir ten relaksą, žinai, tau. Kodėl? Tai lygiai... Nu, po to jau, kai kremą užteko, tada jau relaksas. Tai tiek vyrams, tiek moterims skauda. Ir kai moteris sako, kad vyrams skauda tiems lopams ir jie ten neištveria, tai tikrai taip nėra. Visiems skauda. Moteris ten, žinai, pažvėgia, vyrai mane nafik pasiunčia. Nu, viskas. Tas pats, lygiai tas pats visiems skauda, žinai. Tai... Koks klausimas buvo? Kam labiau skauda, vyram ar moterim? Ai, nu tai va, tai visiems vienodai skauda. Šiaip nuo žmogaus gal net priklauso. Iš tikrųjų labai priklauso nuo plauko. Jeigu plaukas užskustas ten belia koks kietas, nu tai pirma procedūra tikrai bus nemalonu. Nu jo, man tai skaudėjo, bet tipo, nu jipat, nu tai bet greit ir baigėsi. Bet ten, žinai, aš visą laiką... Tas nėra skausmas ilgas, jisai tipo, nu... Ne, žinai, aš visą laiką vyrus raminu, kad pirma depiliacija yra nemalonė. Antra procedūra, tai jau, nu kaip diena ir naktis skiriasi tas skausmas. Dėl to, kad plaukas jisai jau išritės ir jisai išplonėja, jau nėra to tokio storo, nežinau, plauko. Tai ir, pavyzdžiui, kai aš darau bikinius, tai manęs vyrai dažnai klausia, ar skauda bikinis. Tai kiekviena bikinio zona skirtingai skauda. Aišku, kartais vyrai paklausia, kas tas bikinis. Kas? Ar įeina kiaušai, ar įeina varpa, nu ta prasme, bikinis yra gakta, pimpaliukas, kiaušiniai ir tarpvietė. Nu, va, visa šita va, bikinis yra. Užsidėjai stringus, kad plaukai nelistų lauk. Taip, kad nežinau lauk. Ir nebūtų nieko. Tai va, tai aš vyrams ir sakau, tas skausmas jisai yra nevienodas. Nėra, kad ten 30 minučių tas pats skausmas. Nu, jis ten trumpa, kelias sekundės ten. Tai pavyzdžiui, kakta, nu, jinai pati jautriausia. Tada tas, vat, kur, va čia, va, kur yra gakta, čia va pimpaliukas, ne? Tai va šitas va tarpelis, jisai labiausiai skauda. Nu tai ten, žinai, porą štrikiukų ir viskas. Mažiausiai skauda, tai va šitie va burbaliukai. Nors ten iš tikrųjų ploniausia oda, bet mažiausiai skauda. Mažiausiai, sako vyrai, toks pakasimas, žinai. Tu matai, kaip? Gal nervų kaip nors mažiau, ar kas yra? Kaip čia susiję? Na, tokia plona oda ir ten mažiausiai plaukų būna ir jie ploniausiai, nes gaktoj plaukai jie tokie stori. O kiek trunka ta procedūra vyrams? Jo. Aš darau labai lėtai, labai atsargiai.
po truputį, nes vyrai įsivaizduoja, kad čia užteps viską, užpils cukrum ir nuplėš su viskuo. Tai aš darau po truputį, tai pas mane procedūra trunka 30-40 minučių. Tai vis tiek greitai. Labai greit, bet iš neskubų. Tai mes dar pakalbam. Taip, tai paskui per tas kalbas ir neskubėjimus nebūna, kad atsistoja vyrui. Žinai, vyram atsistoja, bet labai retai atsistoja. Iš baimės. Iš baimės. Paskutinis zahodas. Ne, taip, žinai, va dėl ko irgi vyrai bijo ateiti dėl tos erekcijos tos pačios. Tai jeigu stovi košeliuot, čia reikia bijoti, jeigu nestovi. Bet tai va būtent, bet tai čia yra normali kūno reakcija, žinai, bet aš visą laiką vyrus raminu, tai, žinai, bus erekcija, tau mažiau skaudės, nes ten viskas išsitempia. O man patogiau depiliuoti, aš tiesiog kiaušus susidedu ant varpos ir man kaip stalas, žinai, ir viskas. Aš labai mačiau bet ir ta erekcija, žinok, atsiprašau, ta erekcija, jinai labai trumpai būna. Nes jau kai pradedu draugelį depiliuoti, jisai sulenda atgal. Išsigąsti. Pirmas nuplėšimas ir... Ai, ne. Ir netigiau kovoti. Ne, bet aišku, jie būna, kad jis ir nejaučia, pergyvena, bet, nu, man kažkaip, aš nežinau, tai labai nereaguoju. Tu žiūri kaip profesionalė, kaip daktaras. Kartais būna vyrai, žinai, dar įsigąsta, jie atsigula ir aš tokia, žinai, atsistoju. Ir, žinai, žiūri, ir jie galvo, oh my god, pas mane pilvas toks didelis, žinai, arba ten mažiukas pimpaliukas, žinai, arba ten dar ką nors, žinai, ir ten... Kaip tik padidės po depiliacijos. O ką aš galvoju, plaukas storas, kokį man čia cukrų paimti, kietesnį, minkštesnį. Tarsi, aš nematau, nei kaip atrodo, nei ten, būna, kad vyrai sako, va, pasidariau tatuiruotę, sakau, kur pasidaryti tatuiruotę? O tatuiruotė ant kaktos, o aš net nematau, nes aš matau tik plaukus. Geras. Jo. O būna, kad vyrai paskui kokį pasimatymą pakviečia po procedūrų? Pas mane vyrai išdresiruoti, jokių pasimatymų, jokių. Tai jeigu ten pažiūrėsi už tavęs dar papildomų, turim visokių dalykų, jeigu niekas neklauso. Va šitą pasimčiau. Nu. Pasimčiau, kas neklauso pas mane per procedūrą. O būna, kad... Ir nori pasimasturbuoti kažkaip, tai žinai. Tai va... Stop dabar pasakok. Jo. Čia taip nepraeisi. Kokių būna dalykų, kurie neklauso, kurie pasimasturbuoti bando? Visiems čia įdomu. Turbūt papasakos. Jo, kartais... Vardais pavardėm nereikia. Jeigu nori. Nereikia. Ne, vyrai tokie žinai, jie galvoja, ateina į depiliaciją, kad čia neskauda. Nu, aš sakau, jie nebijo to skausmo. Ir galvos, kad jiem ten stovės ir kol aš darysiu depiliaciją, ten galės pasismaukyti, žinai. Tai taip nėra, bet kartais vyrai bando. Nes kai jie būna guli ant stalo, man reikia pasimti cukrų, tai man reikia kartais nusisukti. Bet pas mane yra visur veidrodžiai ir aš viską matau, kas vyksta pas mane už nugaros. Ir sakai, matau. Bando vis kažkaip pasistatyti, žinai. Bet čia gal parodyti dydį nori jie. Būna ir tokių, kad, pavyzdžiui, žinai, kalba ten apie dydžius. Vyram labai svarbu, koks dydis, ar ten mažas, ar didelis, nes jie labai pergyvena, kad jeigu labai mažas, jisai pergyvena. Arba jeigu didelis ir jam supranti, kai darau depiliaciją, taigi nestovi. Reikia parodyti. Jam nestovi, tai kaip tu parodys? Ir jisai bando visai taip maistytis, o žinau, kur užpešti, kad jam ten nestovėtų. Tai žinai, jie bando kažkaip tai pakelt savo, žinai, aimanom visai kaip tą savo draugelį. Kad parodyt, koks dydis, žinai. Bet man tai... Taip nėra, taip man visiškai vienodai. Aš nežinau, kodėl vyrai taip pergyvena. Šiaip man įdomi ta logika, kai tu nori tokios paslaugos ten, kur jos nėra, tarkim, pas tave, tarkim, yra depiliacija, ne? Tarkim, jeigu jie nueina į masažą su laiminga pabaiga, jie tada norės dar seksą papildomai. Nu, vis kažką reikia pritempti. Taip, nes vyrai būna po depiliacijos, man tai sako skaudėjo, tai reikia dabar nuraminti. O kaip nuraminti? Masažu. Nu. Tai, žinai, sakau, masažas gali būti namuose. Ar tai sekanti salon? Arba namuose. O tai kaip auklėjai, sakai, pas tave išdresiruoti jie yra? Iš karto pasakyta, jokių kvietimų, jokių ten pasimatymų, aš jokių griežtai. Pas manęs O turi antrą pusę? Aš ne dėl to klausiu, kad dabar kviesi. Neturiu, dar renkuosi, aš pasigaldau ir žiūriu. Nurengiu, nuskanuoju, pasižiūriu. Ne, aš juokauju.
Nes norėjau klausti, kaip antra pusė reaguoja į tokią... Nu, tai va dėl to ir neturiu, nu. Realiai? Tai kažką reikia aukoti. Kažką reikia. Vardan gėrio reikia aukoti meilę, jo? Ne, neturiu. Kažkaip Tai čia gal būna toks, kai reikia pasakyti, ką dirbi ir jie kažkaip suklūsta, ar dėl ko pati nenori? Nerandi? Pati nenoriu, visų pirma ir neieškau, dėmesio gaunu kiekvieną dieną, tai kažkaip ir, žinai, apsimainau energijom pas save darbę, tai žinai, man ir nereikia, bet nežinau, kažkaip aš neieškau. O teko kažkokiam vis tiek gal pasimatymas, bendravimas pasakyti, ką dirbi ir kad jie man kažkaip susinepatogintų? Jo, čia iš karto būna, ką? Nu, na. Ką? Nu, Mes mintyse visai ne tokie vaizdai jam turbūt būna. nu, jie iš karto įsivaizduoja. Nu jo, žinai. jie įsivaizduoja, vat, ką tie kiti kur daro, žinai, kur bando Masažiukas. priimti. Masažiukas, tai jokiukas. Ne. Nu jo. Tai čia turbūt taip galvoja tie, kurie patys taip darytų. Nu ir tą Greičiausiai. pagalvojau irgi, Nu. tai suformulavau kažkaip sakiniu. Nu jo, gerai, kad tokie iš karto ir atkrenta. Taip. Nu gerai, o kiek, pavyzdžiui, kainuoja pati procedūra? Čia gal aktualiau žiūrovam Tai informuoti, kad jie iškart galėtų Nebrangiai. pasiskaičiuoti. Tik 70 eurų. Vieną kartą į mėnesį. Vieną kartą į mėnesį. O jeigu perki kokį abonementą yra, Ne pardavinėjau abonementų. Bet O- Bet idėja jo. o kuponus pardavinėjai, tarkim, kokius ar ne? Taip yra Tai kuponai. jeigu ką, galim ir pas mūsų parduotuvę mesti tavo. A, ne? Taip, aš čia prie to pačio aš visus darbus ir nusidirbsiu dar. Kuponai eina į trasą pas mane, kada, pavyzdžiui, draugai pasikalba ir vienas draugas eina pas mane į depiliaciją, kitas neina. Tai kuris dar negali niekaip prisiruošti, jisai padovanoja kuponą. Tai va, pas mus yra tokia elektroninė parduotuvė, kur už kreditus gali nusipirkti prekes. Tai jeigu įdomu, tai mes galime įsidėti. O, tai Ir mums gerai. Ir... Dirbsim. Dirbsim, nu čia. Mainais. Barteriu. Nebereikės skūstis. Jo. Na gerai. Tai gal papasakok apie pačius metodus, ar ne? Minėjai, kad cukrus. Kas dar? Lazeris būna, ne? Ne, Tai, ką tai labai pati? daug ką yra, pati, bet aš dirbu tik tai su cukrum. Kodėl? Aišku, labai populiaru yra vaškas ir meistrams yra patogiau dirbti su vašku, bet man labiau patinka cukrus, jis yra natūralus. Aišku, reikia labai išmokėti techniką cukrum, nes ne visi meistrai moka tą daryti, ypač intymios vietos. Tai, ir tai, kad man patinka, kad jis natūralus ir patinka atauginėjimas plauko, jisai visai kitoks yra nei su vašku. Kuom skiriasi? Nes vaškas jisai kažką nutraukia, kažką išrauna su šaknim. Ir jisai prilimpa prie odos ir prie visų plaukų. Tai tiesiog toks odai didesnis diskomfortas yra, labiau skauda. Cukrus jisai prilimpa tik tai prie plauko. Jisai nelimpa prie odos. Tai ir jisai išrauna, jau tikrai išrauna visus plaukus ir nėra taip, kad nulaužtų plauką. Nes nulaužtas plaukas jisai po savaitės pradeda tauginėti ir niežti. O po cukrus depiliacijos, tai kaip kūdikėlis visą mėnesį. Čia jau žodžiai, kur aš nebesuprantu, bet... Cukrus vaškas. O kodėl ne su lazeriu, tarkim, kažkokia ar dar kažkas? Ar čia gal ateities planai tokie? Nežinau, iš tikrųjų, pakolkas. Cukrus yra natūralus. Lazeris. Lazeris, aš negaliu sakyti, kad lazeris... Ar rinktis lazerį geriau, ar geriau rinktis cukraus depiliaciją. Čia iš tikrųjų labai priklauso nuo žmogaus odos tipo, nuo odos struktūros, plauko tipo, nes lazeris, jisai išnaikina plauką ne visam laikui. Jisai pristabdo plaukų augimą, nes po metų vėl reikia grįžti prie lazerio. Ir rezultatų tu matysi nežinau, po kelių procedūrų. Cukrus, tai jisai išrauna plaukus su visa šaknim ir tu rezultatą matai jau tą pačią dieną. Ir dar vienas niuansas yra, jau kodėl gerai cukrų rinktis. Dėl to, kad cukrus išrauna visus plaukus. Raudoną, juodą, baltą, žilą. Kaip čia spalvos, ar čia? O lazeris
jau tos apatinės galvelės žilų plaukų nenaikina. Tai va, čia kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas, ar rinktis lazerį, ar rinktis cukraus depiliaciją. Aš nepražilai. Ne, tai jeigu sakėm, bendradarbiausim, tai aš jau nusprendęs jau čia viskas. Nes turėjau vieną atvejį, žvengiau iš tikrųjų. Žodžiu, turėjau klientų, kuris ilgą laiką lankėsi pas mane, bet kadangi jisai gyveno užsienį, sako, blema, Kristė, aš pas tave neprivažinėsiu. Tai jisai pasidarė bikinį lazerių. Ir po to man jisai skambina, Kristė, padėk, man reikia pas tave procedūros. Galvoju, taigi tu, sakau, pasidarai lazerį, žodžiu, priimk mane. Jisai nusimauna kelnes, o ten draugelis paskendęs žiluose plaukuose. Neina. Taip, ir ta prasme su lazeriu išnaikino tos tamsius plaukus, o visi žili tai liko. Tai man atrodo dabar dar blogiau, nes kai plaukas su tamsiu susimaišęs, jisai netaip matosi, o dabar nusimaunu kelnes, o ten draugelis žiluose plaukuose. Tai kaip čia buvo? Jo, ir šiaip nuo lazerio pačio gali nušviesėti, aš tokį irgi žinau. Taip. Nežinau, čia mitas, ne mitas. Taip. Bet jeigu daraisi lazerį, nušviesė ir tada tu viskas. Tu nieko nebegali. Tada tik raut ten skust kažką. Taip. Tai va, sakau, lazeris... Čia jau aš nieko negaliu pridurti, nežinau. Čia kiekvieno pasirinkimas. Dar moterų reikalai labiau. Tai jo, išsistęskite. Atsimenu, kai man darė šitas irgi, va, ten depiliavo krūtinę, ten, žinai, pažastis. Sako, pasistengti ten pirmą dieną ten nesportuoti, o kaip yra su apačia? Galima iškart į trasą važiuoti ar Blemba, tie vyrai, aš negaliu. Aš padarau depiliaciją ir sakau, vyrai, ir jie iš karto, galima į salę? Ne į salę. Ne į salę. Sakau, ką jūs ten, sakau, daro toj salėje. Bet aš vyram visą laiką griežtai sakau, po depiliacijos, jokių salių, jokių saunų ir jokio sekso. Tai va, tai reiškia... Aš duodu dovanų. Įdedu moterims lūpų kaukę ir sakau, kaip sakant, su... Oralinį gali padaryti, bet nedaugiau. O kodėl taip yra? Čia tik tai toksai... Čia juokaut. Ne, bet šiaip tai tos, kurios moterys išleidžia ir tikrai įdedu lūpų kaukių, kad išleido vyrus į depiliaciją. Bet jeigu rimtai, tai aš vyram neleidžiu daryti. Tarsi neleidžiu po depiliacijos jokių intimumo, nes, vis tiek, mes išraunam plaukus giliai iš odos ir vis tiek pažeidžiam tą viršutinį odos sluoksnį. Tai, žinai, gali būti ar infekcija kažkokia, ar, trintis yra. Tai jeigu šiandien pas mane pasimatymas, kur greičiausiai gausiu, tai nesidepiliuoti šiandien, reikėtų... Šiandien jau ne... Vakar reikėjo arba užvakarą, ne? Taip. Ir planuokit, žinai. Planuokitės, vyrai. Nors kartais būna, žinai, klientas skambina, sako, Kristė, aš turėsiu šiandien pasimatymą, gali mane priimti. Eik skųstis. Ir žinai, kada man sako, 11 valandą, sako, tai kada tau pasimatyti 12? Priimk mane, sako, nors 10, 11, bet kada? Normaliai. Tai čia pasimatymas su kavos. O kas gali atsitikti? Kas gali atsitikti? Ne, pasimatymas su... tai aišku, ne kavos, jeigu depiliuojasi. Dienos pietų. Ne, kas gali atsitikti, tarkim, tu nudepiliuoji ir iškart vyras nueina ir padaro, ko negalima. Tai, aišku, gal ten nieko labai ir neatsitiktų, bet aš kaip sakau, gerai, jeigu jau ten tu taip nori pasirodyti savo, tai antrai pusiai, gerai, su antra pusė savo, nuolatinė, okei, bet jeigu ten, žinai, nusidepiliavai ir varysi dabar į trasą su bet kuria pasitaikiusia, tai nerekomenduoju, dėl to, kaip ir sakau, plauką mes išraunam su visu šaknim. Kartais būna, jeigu, pavyzdžiui, buvo plaukas užskustas, storas, tai mes ten kraujais išsitaškom kartais depiliacijos metu. Tai, tu įsivaizduok, oda pažįsta ir tu dabar ten seksinėsi. Tai jeigu kraujo bijo kažką. Ką? Jeigu kraujo bijo vynas apildo, procedūros. Ne, jeigu būna įaugęs plaukas, tai aš bandau su adatėlę ištraukti, bet ir tai jau nerodau adatėlės. Nerodyk. Jo, įsivaizduoju. Arba būna, kai padarau depiliaciją, man taip patinka, aš tiesiog jaučiu orgazmą, kai aš išraunu plaukus ir pažiūriu, ar visi plaukai taip gražiai, tokios šaknys, storos, išsiraunu ir sakau, klientų, sakau, žiūrėk, kokios šaknys, sakau, blemba, nerodyk.
Tu man atrodo, šlykšta. Biški fetišas čia. Nu, nes čia darbas, tu supranti, tu išrovi visus plaukus, gražiai, žinai, matai, toks. Nu, štai kas kam. Kaip galvoji, daugiau vyrų prisižiūri ar daugiau neprisižiūri? Šiom dienom, tarkim. Čia klausimas, ar pataisysiu tą klausimą, ar daugiau vyrai prisižiūri ar moteris? Ne, tai aišku moteris, bet... Ne. Ne? Ta vieta. Ta vieta. Dabar kodėl? Dėl to, kad pas moteris yra sezoniškumas. Kas? Sezoniškumas, sezonai, žinai, sezonai. Bikinis. Nu, prašom Kaip pasakoti. visi sako, žinai, Ai. kad depiliacija darosi dėl higienos. Nu taip, prisidedamės prie tos higienos, bet depiliacija daugiausiai daro tiek moteris, tiek vyrai dėl sekso. 100%. Dėl ko? Aš pastebėjau, nes pavyzdžiui, žiemą moteris, viskas nėra jų. Prasme, nei... Žiemos mėgų. Jo, ta prasme, jau jom tada higienos nebereikia, tada ir, nes jau tada ir mažiau, žinai, sekso matyti, nežinau, nes nėra nei paplūdimio, nei baseinų, nieko nėra. Tai kam tada depiliuotis ten, žinai, ar ten kažką daryti. Pas vyrus, jie kaip pradėjo, taip ir eina. Ar žiemą, vasarą, jie visada pasiruošę yra. Tai pas juos visada sutvarkyta. Pas juos nėra, žinai, kad čia, žinai, sezonas. Tai va tas, tai kas daugiau prisižiūri, tai aišku vyrai. Bet aišku, nuo moters priklauso. Štai nežinau tų sezoniškumų. Bet aš kadangi dirbu su vyrais ir su moterim, tai procentaliai ta, kas pas mane buvo, kaip klientai, tai aš galiu pasakyti, kad tikrai vyrai šaunuoliai ir prisižiūri. O jeigu vyras ten 10 iš 10, tipo, nu, jau toks, nu viskas idealu, bet jisai nesitvarko pačios, ar priimtum į lovą ar nelabai jau? Į kur? Į lovą, nu Tai kur? priimčiau, Į lovą. priimčiau, bet tai jokio sekso. Tai jokas. Nupeščiau, arba pirmą prieš... O jeigu, vat, nu, Nupeščiau. va tokie, va, įsitikinimai, tipo, kad aš, vat, nu, ne ir viskas. Va, viskas kitkas idealiai. Dėl to, ne, tai sutvarkyčiau. Nu, bet, nu, sakys ne, nu, ką tu Ne, tai patrumpinčiau, kažką padaryčiau. Nu, tada irgi sakyčiau, ne, naktį ne. Nu ir viskas. Ir žaistumėt, kol kažkuris nusileis, ne? Taip, ir žaistumėm, taip. O tu? Nu, blemba, nežinau, gal reikia tokio viso konteksto daugiau. Bet kažkaip net neįsivaizduoju, žinai. Ne, bet tie laikai. Nu, šiaip jo. Bet žinai, vyrai visi, prasme, moteris nori, kad vyrai būtų prisižiūrėję. Nu tikrai. Kad nagai būtų sutvarkyti, ten manikiūrai, pedikiūrai, kad plaukai. Bet kai jau pradeda vyrai tvarkytis, tada prasideda. Pipėts, jie ten daugiau praleidžia laiko negu moteris ten prie veidrodžio arba ten, nežinau, tvarkosi tuos nagus kaip moteris. Tai po galais jūs moteris atrodo, ko jūs norite. Manikiūrus jūs darote dėl kitos, pagal mane. Bet jie tikrai eitų tvarkytis tuos nagus, tas kojas, nežinau, depiliuotis ten, bet, nu, tas, žinai, žmonių požiūris iš karto, nu, vyras, nu, jisai turi būti vyras. Kaip jisai čia eina tvarkytis tuos nagus, žinai, arba ten depiliuotis. Ne, man atrodo, kad nagus normalu, bet nedažyt. Tas odėlės ten apsikarpyti. Taip, bet jie, nu, supranti, jie bijo, tu susitvarkysi, sakys, o, nu, tai va vėl pydera, žinai, nagus susitvarkė, Kad normalios rankos. Nu, tai žinai. Čia irgi gal jau reikia. Man, vat, nagai, jeigu būtų ten viskas nuplyšę, odelės užaugusios, nukaramtyti. Nu, tai leiskit jiem eiti tvarkytis. Ten tai net nematai, aš tai leidžiu. Tai, aš tai nesakau, aš kartais, nu, tokia pikta atrodo, nu, blemba, leiskit tiem vyram, tie nori eiti, tai susigūžę, kad tik nieks nematytų, nes kad nieks nevarytų ten iš draugų, nu, koks tu durnas, žinai, eini dabar tą darytis depiliaciją, tau visai kuku, arba ten, žinai, nagus tvarkaisi, tau visai, žinai, pavažiavo. Nu, blemba. O ką galvoji, vat, aš pavyzdžiui matęs esu, kur šitie dabar naturalistai labai, ir vyrai, ir moteris, kurie iš jo, vat, nu vyrai dar aš ten suprantu, ten, nu, nelabai suprantu, bet, nu, tipo, gerai. Na, gerai, kad aš. Nu, tipo, žinai, kur tenai neskuta nei pažastų, nei ten nieko, bet yra ir moteris, vat, nei kojų neskuta, nei pažastų, vat, ir, nu, tipo, žinai. Jaučiu vieną, tai čia vieną. Žinai, rimtas trendas, tipo, yra, žinau. Įdomu, kiek laiko jis laikys, ten manau, kad ilgai. Yra ten, nu, kažkaip pažiūri, tai ten
rimtai žmonės nusiteikia, tipo, nu ir... Tai žinai, gal tada jokių, ten, žinai, užsimarinavę ir jokių santykių. Ir šiaip žinau tiksliai, kad jogui nerekomenduoja skusplaukų. Joga? Tie, kas ten užsiima jogą daugiau ir giliau, rekomenduoja ten irgi natūraliai laikytis, įskaitant ten nedažymą, nieko turbūt nežinau kaip su dažymą, bet su plaukais tai tiksliai. Na taip, tada ten jokių intymių reikalų, nieko, ne. Nu, bet gal kitiems, žinai, gerai jau. Visi randa, ko Kailį. Nu tai žinai, tas natūralus, jisai susiras natūraliai. Nu, taip, jo, tai faktas. Aš žinai, kaip sakau, aš nesmerkiu tų žmonių, kurie ten vaikšto paaugę, jeigu jam gerai, jisai gyvena savo gyvenimą ir čia jo yra gyvenimas. Bet aš tiesiog tik tai noriu, ta depiliacija, kaip sakau, aš noriu tiesiog prisidėti prie to komforto, kad nereikėtų tą daryti kiekvieną dieną. Tiesiog. Patogiau be tų plaukų, ypač kaip pažastis pas vyrus, aš nežinau. Ir apskritai, pavyzdžiui, eičiau Kašio žiūrėti. Man šlykštų, kai krepšio žaidėjai, krepšininkai, blemba, čia va, kasos, jau ten plaukai nuo prakaito prageltonavę, sulypę. Sieros burbuliukai. Sulypę, aš nesuprantu, čia, man sakau, čia va yra šlykštu, žiauriai šlykštu. O šiaip būna žmonės, tarkim, kai būna santykiuose, jie apsileidžia. Tai daugiau žmonių ateina, kaip galvoji, vienišų, ar kurie yra santykiuose. Čia iš savo patirties? Ne, čia šiaip yra tyrimai. Tyrimai byloja? Tyrimai sako mokslininkai. Ne, iš tikrųjų ateina ir tokių. Tai plius minus vienodai, ne? Jo, plius minus vienodai, žinai. Sakau, ateina tie, kurie užsiknys jau nuo to, žinai. Tik aš apsileidau. Arba, pavyzdžiui, ateina, pavyzdžiui, jeigu įsiskiria ir tada ateina. Nes tada jau reikia gazuoti, žinai. Jo. Arba būna, kai, pavyzdžiui, nuleis gazą ateina vyrai, pavyzdžiui, išsiskyrė, tada atvaro ir sako, pešk man viską. Sakau, ir tą pagrindinį. Kas yra pagrindinis? Pimpaliukas. Aš nežinau terminų, aš suprantu žodį. Pagrindinis. Ir tą pagrindinį. O tai kiti nenori pagrindinį? Ką? Palieka kiti? Ne, čia, žinai, ta prasme susinervina, kai užsiskiria, tai kam jis jau bereikalinga, žinai, kai jau moteris paliko, tai pešk viskas, nepaliksiu tą. Ai, kad ir tą nurauti? Taip. Ai, taip, gerai, nesupratau. Draugelis. Čia jau per daug. Jo. O tai, klausyk, tu labai daug visokių vyrų matai. Visokiausių. Kaip tu galvoji, yra gražių ir negražių penių? Kad aš žinočiau. Žinai, dabar aš pradėsiu pasižiūrėti, stebėti, žinai. Bet ne, aš vis tiek... Kitai laidai. Bet vis tiek. Kitai laidai, žinai. Plius minus. Ne, po to vakščiai vyrai bijos ateit pas mane, žinai. Tik nebijos. Ne, kaip ir sakau, depiliacijos metu, kad būtų erekcija labai labai mažai. Tai man labai sunku pasakyti, koks jisai ten. Nes dažniausiai jisai būna sulindę į tuos kiaušiukus ir aš nelabai matau. Dažniausiai aš nežiūriu, žinai. Aš žiūriu tik tai plaukus. Ar tik taip sakai? Taip. Tu žinai, kiek aš per dieną jų nudepiliuoju? Net nenoriu žinoti. Ta prasme. Ne, bet šiaip įdomu. Kaip man vienas senukas, kuris mano klientas buvo atėjęs, sako, tu tiek matai penių, kiek bačkoja agurkų. Ir taip kiekvieną dieną. Taip, aš 10, 20. Vasarą apie 20, jo. Taip įprastai 10, 15 vyrų. Vasarą jau dirbi paprakaitų. Aš mačiau labai tokį įdomų tavo TikToką, kaip patikrinti, ar vyras buvo ištikimas ar neištikimas pagal kiaušų tuštumą. Čia šiaip sugalvoja, ar čia iš tikrųjų taip yra? Šiaip kiaušiukai visi minkšti, žinai. Tai jums spręs patiem, ar jūs ištikimas ar ne, žinai. Jo, nes tas toks įdomesnis buvo, mačiau. O čia gal vyrai galėtų atsakyti labiau vis tiek? Mes taip nesitikrinam, žinai. Nesitikrinam. Ar pilnas, ar tuščias, kiek čia išleidau, dar nepagausi. Ne, pas vyrus visi ten, viskas minkšta, labai minkšta. Čia tokį klausimą turim, ar visada dirbat su pirštinėm?
O kaip čia? Ir man labai kartais vyrai parašo, ar tu dirbi su pirštinėm. Nu, tai aišku, su pirštinėm. Bet jie turbūt norėtų, kad be, ne? Tai aišku, norėtų, kad be. Čia kas be ko. O todėl toks ir klausimas. Bet jie ir per pirštinės jaučia, nes jau kaip paimu, tai jau paimu. Smaugi. Smaugi, jo. Ne, aš darau depiliaciją, tai aš laikau viską rankoje, nes man viską reikia kontroliuoti. Tai ašgi nedarau, va taip, žinai, va tai va. Pirščiukais. Aš jau paimu. Jeigu pasistoja, tai paimu. Jeigu taip. Grįžtant prie to TikToko, prie to tipo neištikimybės patikrinimo, kokių gal dar yra, gal moterim kažką patartum, panašių tokių dalykų. Kaip patikrinti, ar dar kažkokių ten gudrybių? Nėra, čia žinai, sąžinės, kaip sakant, ir pasitikėjimo vienas. O jeigu, pavyzdžiui, meilužė susiranda, nepradeda depiliuotis? Meilužė, nesupratau ką. Jeigu vyras susiranda meilužį, ar jis nepradeda depiliuotis? Va ta proga. Va šito klausimo irgi sulaukiu iš moterų. Jo. Tikrai. Ir kokia nesąmonė. Moteris gali, pavyzdžiui, moteris nesidepiliavo 100 metų ir jos sugalvojo nusidepiliuoti, ne? Mes kalbam apie apatinę kūno dalį. Taip. Jo. Tai viskas normalu ir vyram jokio klausimo ten, kad moteris neištikima nėra. Blemba, tik tai vyras nusidepiliavo, pagalvojos reikia pabandyti, viskas, vyras jau nebeištikimas. Nes kodėl jisai prieš tai nedarė depiliacijos, ten skutosi, o dabar jau sugalvojo pasidaryti depiliaciją. Nepagalvojo, kad vyrui tiesiog užknyso pjausti tos kiaušiukus. Dėl to ir sugalvojo pasidaryti tą depiliaciją. Arba dėl tų pačių moterų savo. Kad maloniau būtų. Gal kažkokia koreliacija yra, jeigu taip jau visas klausė, gal pastebėjo, ar kokia draugė papasakojo. Dar yra tas mitas, kad pradeda ten sportuoti, gražintis, o pasirodo jau santykiai vyrantis. Yra to, kad toks, nežinau, bet čia turbūt mitas ir panašiai, bet kažkokia sąsaja, sakykime, šiek tiek gali būti. Šiaip neteko tokio sutikti. Ne, kažkaip ne, nors mes labai daug vyrų šnekam apie santykius, apie žmonas, apie viską. Aš tokį nerealą vyrą jaučiu, išsirinksiu, nes aš dabar apie vyrus tiek viską žinau, ko daryti, ko negalima daryti. Tai sekantis klausimas ir būtų, koks vyras užkariautų tavo širdį? Tikrai ne kaip visas moteris ten prabangiom dovanom arba ten, nežinau, materialiais dalykais. Žinai, jeigu būtų chemija, tai ir būtų, ir nežinai, nereikėtų net kariauti, man atrodo. Sutikau tave ir viskas, ir žiūrėk, net nereikėjo kariauti, žinai. Ačiū, malonu. O kokia nuomonė apie moteris, kurios nesidepiliuoja? Bet taip nesidepiliuoja ir neskuta, žodžiu, džiunglės. Man dzin. Man svarbu vyrai, kaip sakant, nudepiliuoti, žinai. Vyrai nupiešti, nudepiliuoti. Žinai, tas faina. Aš laiminga, kad nudepiliavau, nes man patinka. Vyras laimingas dėl to, kad jisai, žinai, dabar švarus ir moterie laikykis, o moteris irgi laiminga. Tai žiūrėk, padarau kiek žmonių laimingų. O yra kokia tendencija mados ar kažkas tokio ten stiliai šukuosenos? Taip, ką nors prašo. Ašgi sakau, dabar nauja profesija Lietuvoje. Stilistė. Taip, kaip sakant, apatinės galvos barberė. Realiai, paskui, žinai, tipo, gali būti salonas, žinai, ir tipo daug tokių, kaip užuolaidų. Ne, žinau, kaip barbershopas, tai... Bet rimtai iš tikrųjų, nes aš darau depiliaciją, ne tai, kad viską, žinai, nupiešu, bet pavyzdžiui, jeigu ateina vyras plaukuotas, tikrai, ten kojos, ten gruzinas, žinai, pilvas, tai, jeigu aš jam nudepiliuosiu ten gaktą, siklydės, tai bus toks trikampiukas, žinai, plėmas. Tai aš gražiai suformuoju, kur reikia pakerpu, kur ten pereinu, ten kažkur, kur reikia plaukus nudepiliuoju. Tai žodžiu, išleidžiu tokį paformuotą šukuoseną. Bet jeigu visą jį nudepiliuoti, galėtų būti, žinai, kokia paslauga, kaip yra 4 rankų masažas, tai 4 rankų depiliacija, kad greičiau. Tada ir kaina būtų kitokia. Tai 4 rankų masažas irgi kaina didesnė negu 2. Čia reikėtų laiko užtrunka. Nes jeigu visas labai plaukuotas, nustiepčiau, tam žinai. Aš vyrams rekomenduoju prieš vasarą, pavyzdžiui, jeigu labai plaukuotas kojas pasidaryti depiliaciją, nors visi sako, čia
kartais ir moteris keistai man rašo, sako, viščiuką tu čia nori padaryti, žinai, bet čia vieną kartą į metus, ne kiekvieną mėnesį kaip moteris, bet vieną kartą į metus. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi plaukuotas, tai vasarą žymiai paprasčiau ir patogiau yra, kai mažiau plaukų ant kojų. Tai tik dėl to. Pasidarai žiemą, tai plaukai atauga, bet jų tik tai mažiau ir jų, retesnis tas plaukas. Nėra toks, nesi toks meškina, žinai. Prie kai kurių sporto šakų irgi tai, kad ir ne prie sporto, bet ir pačiam, žinai, pačiam maloniau yra. Nes vis tiek tas prakaitas, įsivaizduok per kelią žliaugia, žinai. Mykolo, reikia pabandyti tą blauzdą padepiliuoti. Aš labai. Ką bijai? Bijai, tu nebijai procedūros, bijai, nežinai kaip čia bus, žinai. Viską žinau. Duosi blauzdą daryti. Duosi blauzdą, jo. Aš galiu duoti, aišku, man negaila. Tai gerai. Tai ką daudi? Bandysim. Ir taip žiūrėsim. Ir taip pažiūrėsim. Bet tik reikia, žinai, tokia, kur nelabai matoma, nes po depiliacijos ant kojų plaukai atauga, blemba, po kokių 3 mėnesių. Ne, gal tada pažiūrėk. Toks iš karto ir matysis toks skirtumas. Arba viską, arba nieko. Jo, tai vat. Ne, aš mačiau šiaip tu praeitoj ten tokio laidoje rankai depiliavai vienam vaikinui, tai gal nekopijuokim. Aš privačiai. Aš manau, tau neskaudėjo, žinai. Jo, neskaudėjo. Neskaudėjo. Skausmo išsigando. Išsigandau skausmą, pabėgau. Ne, nėra taip skausminga, kaip čia visi įsivaizduoja. Nėra. Ypač sakau, pirmą atlaikai, o visos kitos Antras tai jau, antra jau dzin. Jau būna po to jau scrollina telefone ir ten biznio reikalus tvarko, kol aš ten kiaušiukus piešu. O čia jau viskas specialybė yra pilna, nėra kažkokių kitų veiklų. Kaip čia pagrindinis darbas? Pagrindinis, pats mėgstamiausias darbas. O, tarkim, kursus kokius gal irgi vedi, va, tarkim, kitom moterim, kuriuos išmokti galėtų ten, žinai, diplomus išrašyti galima. Kadangi Lietuvoje yra, kurie daro meistrai tas depiliacijas, bet jie nekalba taip kaip aš garsiai, nes visiems labai gėda, nes čia yra gėdingas darbas labai. Tai aš noriu pasakyti, kad jis nėra toks labai jau gėdingas, kaip čia visiems atrodo. Tai jau kažkaip moteris jau man rašo, kurios jau nori išmokti to intymios vietos meno. Bet, kaip aš sakau, sorry, aš dar pati noriu pažaisti. Jau kai atsižaisiu, tada pradėsiu mokyt. Žinok, aš mokyt. mačiau vieną merginą, irgi TikTok'e, greičiausiai TikTok'e, irgi, žodžiai beveik tie patys, irgi ar gausi vyras laimingą pabaigą, ar ten dar kažką, tai, labai panašiai, kaip pas tave. Tai labai gerai, aš labai džiaugiuosi ir aš labai tikiuosi, kad aš kalbėdama apie tą natūralų, normalų dalyką, depiliaciją, vyrų depiliaciją, tai kad išeis tas toksai, tos visos baimės išnyks ir visi apie tai kalbės atviriau ir nebijos daryti ir daugiau meistrų atsiras, kad tiem vyrams pagaliau būtų pasirinkimas. Depiliacijos konkurencijos nejautė, ne? Aš jos ir niekada nejausiu, nes niekada nejausiu. Dėl to, kad galima nekopijuoti, daryti, bet mano charizmos, nieks nenukopijuos. Jo, aš pažiūrėjau tos merginos TikTok'ą, ir tavo, tai ir matosi, kur sensėjus, kur mokinys. Tai ir tas, sakau, aš kažkaip neperginu, aš tik tai džiaugiuosi, kad daugiau atsirastų meistrų ir kad vyrai galėtų rinktis depiliacijos meistrus, nes tai, žiauriai tas skausmas, pavyzdžiui, priklauso nuo technikos. Čia kaip ir su tatuiruotė. Būna kažkaip vieni moka daryti neskaudžiai, o kiti skaudžiai. Bet irgi ir nuo vietos. Vien ne tai, kad, žinai, čia darau, žinai, vyrų depiliaciją ir, sakau, čia tas pats, kas iškept obuolių pyragą patį paprasčiausią, su tuo pačiu receptu, kiekviena šeimininkė iškeps skirtingai. Tai aš galiu save vadinti tikrai vyrų intymios vietos profesionalė, nes aš dirbu tik su vyrais ir ilgą laiką dirbu ir jau pagaliau atradau savo techniką, kur dar mažiau skauda. O, tarkim, žiūrėk, čia jau taip gavosi, kad aš jau vakar nusiskutau, tai turbūt jau depiliacijos šiandien negalim mes daryti, ne? Tai blogai, ne? Tikėjusi, kad aš įlysiu, ne? Spėsiu. Žinai, kažkaip taip apsiskaičiavau. Visą laiką sakau, tie, kurie skutasi, tai nusiskutat ir laukia 2 savaitės. Laukia 2 savaitės, jau tada bus tinkamas ilgis,
aš jau tada galėsiu įsukti cukriuką savo stebuklingai, išrauti visus plaukus. Tai vat palauk 2 savaitės ir tada ateisi pas mane. O jeigu tie, kurie nieko nedaro, augina džiunglės, tai nieko netrumpint, nes aš prieš tai sakydavau patrumpint, tai jie tada taip patrumpindavo, nes, jiem gėda, žinai, ateit. Tai vėl tada siūsdavau atgal, kad vėl augintų plaukus. Tai, kaip ir sakau, nieko netrumpinat, ateinat aš su savo mašinėlė, patrumpint, gal aš norėsiu jums šukuoseną galų gale padaryti, žinai, o jūs ten viską nuskusit, nutrumpinsit. Tai aš pati patrumpinu, pasižiūriu, kas jums tinka pagal veidą, pagal draugelį. Ir aš tada ten viską sutvarkau. O dažnai šukuosenas darai? Žinok, tarp kitko labai populiarėja. Labai, kaip seniau būdavo moteris, mėgdavo ten juostelę, trikampiuką padaryti, tai dabar ir vyram jau. Kokie pas vyrus? Dabar ir pas vyrus yra šukuosena. Atauginsi plaukus ir ateisi ir aš tau padarysiu šukuoseną. Padėjau savaičių, išsiaiškinsim. Jo, išsiaiškinsiu. Kokią tau šukuoseną parinksiu. O kaip dar pasiruošti, turi aišku, nueiti į dušą? Ar pas tave salone? Ne, būna vyrai labai žinai pergina, pas mane kabinete nėra dušo, nes, žinai, jeigu būtų dušas, tai ten neišeitų, žinai, ir nebeišeitų. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai, kada vyrai ateina po darbo arba darbo metu, tai ten apsiprausti, žinai, nėra labai kur, tai pas mane yra servitėlės, jie apsivalo, apsitvarko ir aš pati darydama depiliaciją vis tiek dar paruošiu tą odą, nudezinfekuoju, išvalau ir tada tik tai darom vis depiliaciją. Tai tik tai turėti omeny vyrams, kurie jau ruošiasi pagaliau ateiti į depiliaciją, tai tą dieną susiplanuoti taip, kad jokių sportų tą dieną, jokių, ta prasme, ramiai diena, jokio prakaito, jokių džakuzį, jokių saunų ir jokių moterų. Tai va toks ir būtų tiesiog pasiruošimas. Ir ko? Ir vyrų. Tai viskas man jau aišku, žiūrovams irgi. Ir pabaigai gal ko palinkėtum tiem? Ai, dar vyrams siūlau, kad ne tik intymios vietos depiliaciją daryti, bet ir tarpvietės depiliaciją. Čia irgi labai labai svarbu. Aš labai dažnai irgi apie tai kalbu, apie šiknos depiliaciją. Aš supratau. Nes, žinai, ten dažniausiai vyrai ką daro? Ten neskuti, nes nėra patogu. Tiesa. O ten išsivalyti, kaip sakant, labai nėra paprasta. Tai irgi labai rekomenduoju padaryti tarpvietės depiliaciją. Tai čia viskas į vieną komplektą įeina, jo? Taip, vieną į komplektą, jo. Kad ir būna vyrai, sakau, darom. Sako, ne, darom. Ir būna priversti padaryti, jo. Ir tai atauginsi, ir po to taip, nes daug paprasčiau viską nusivalyti, nes tu kai valaisi, taigi tu nevalai to skylutės. Tugi paėmė, tai brauki iki pat nugaro, žinai. Ir taip, ir dažnai būna taip. Jie atrodo, kad jie susitvarkė, o ten, žinai, kur užpakalio ta uodegytė, kur užpakalis baigėsi. O ten viskas lygia. Tai, žinai, būna ir tokių siurprizų, bet, kaip aš sakau, dėl to nesijaudinam. Ramiai, kaip sakant. Nestresuojam. Tai būna ir pirst, ir irgi viskas normaliai. Čia viskas yra normalu. Stresinis. Čia viskas normalu ir dėl to tikrai jaudintis nereikia. Čia viskas yra normalu. Tai kaip pasakytum, tarkim, tiem, kurie dar niekad nebuvo, galvoja, kaip padrąsink juos, nežinau, kad ateitų, nebijotų, kad viskas čia yra gerai. Aš irgi nuo savęs, aš irgi nueisiu, viskas čia normaliai. Aš sakau, vyrai nebijo pačios procedūros, jie bijo nežinomybės. Bet kai jie ateina, pabando, žinok, visos baimės dingsta. Tai aš tiesiog vyrams linkiu ateiti, pabandyti. Ir pamatysim, kad viskas bus gerai, nes tikrai nėra taip baisu, kaip jiems atrodo. Jo, viskas ten tvarkoja, gal biškiai sekundę kitą paskaudės, bet viskas yra normaliai. Žinai, man labai faina, kad ateina būna, pavyzdžiui, klientai sako, žinai, Kristė, aš nebijau ateiti pas tave vien dėl to, kad aš tave jau pažįstu. Nors tu manęs nepažįsti, bet sako, aš tave pažįstu. Dėl to, kad aš tik esu tokia, kokia esu iš tikrųjų. Aš, žinai, kabinete ir pažvengiam, ir ten anekdotai, ir juodi anekdotai. Ta prasme, tai tas mano natūralumas, tas buvimas savimi, juos tas yra nuramina, žinai. Ateina į kabinetą, tik nusimovė kelnes, viskas, o guli čia, žinai. Čia nėra, žinai, kad aš atsėdu, taip, nusimaunat kelnytis, čia gulotės, ne, pas mane ramiai, žinai. Maunisi čia, guliesi ir viskas, dantį užkalbėjai, viskas. Sako, blemba, net nesupratau, kad depiliacija praėjo. Nu va.
Jo. Žinai, Profesional. moku dantį iškalbėti. Jo, tai žinai, Pajutom. žmogus tada kitur susikoncentruoja, žinai, Taip, kitką, taip, jo, tai sakau, čia labai gerai. Taip, nereikia bijoti, žinai. Tai... Aš vadantistų labai bijau, vad gaila. Ai, visi vyrai tą patį stavo. Yra iš vaikystės traumos. Žinai, bet neskauda, tipo, tikrai neskauda, bet, ten vis tiek įsitempęs, ten, žinai, prakaitai, va. Negaliu atsipalaiduoti, bet vis tiek. Vyrai irgi, žinai, sako, tai pirma baimė yra tai stomatologas, dabar sako, galvojau, kad bus depiliacija. Sako, ne vėlniu. Vis tiek stomatologas. stomatologas, To tai tau nepermuš nieko. Niekas, jo. Jo, tas galsas jau iškart, oi. Tai va, tai sakau, nėra taip, sakau, baisu, kaip atrodo. Bet aš labai džiaugiuosi. Mes irgi džiaugiamės. Jo. Man atrodo, perėjom visas temas, ar dar kažką turim? Turbūt, kad jo, viską perėjom. Tai labai ačiū tau, Kristina, kad apšvietei mus. Mūsų vyrus. Žiūrovus. Žiūrovus. Nebijokit, laukiu visų, kaip sakant, būsit švelnučiai, glotnučiai ir antrai pusė labai patiko. Įdėsim Kristinos visus ten Instagramus, TikTokus, ten nuorodas, ten ką jį ten turi, ką atsiūs, viską galėsit užsisakyti. Tikiuosi pas mus parduotuvėje atsirasi, čia jau susirašysim mes. Tai labai norėčiau padėkoti Limits klubui, kad mus vėl įsileido, jeigu nepastebėt, mes va čia jau kitam kampe filmuojam, bet vis dar čia pat. Nuolaidos kodas, kaip visą laiką, XA30, gausit nuolaidą narystėj. Limits irgi turi. Sekite renginius ir pasimatysim po savaitės. Iki. Iki.